Tai ką, etikečių valandėlė. Šiandien paėmėme 3 įdomius produktus, kuriuos paanalizuosime, jų etiketes. Tai turime krevečių krekerius, turime medaus skonio gaminį ir turime marinuoti kelmučiai. Tai iš tiesų etiketė yra sudaroma specifiškai ir visi turi laikytis tam tikrų įstatymų. Įstatymai šiuo atveju yra ES įstatymai ir kiekvienoje šalyje šiek tiek gali skirtis. Pavyzdžiui, kad kiekvienoje šalyje etiketė yra sudaroma tos šalies nacionalinė kalba, tai jeigu yra kelios kalbos, gali būti ir keli privalomi variantai. Aišku, gamintojai dažnai pasirenka opciją turėti iš karto visose parduodamose rinkose pakuotę, ją pagaminti atskirai ir visas tas kalbas turėti ant pakuotės. Kas šiuo atveju įdomu yra, nes lietuvių kalbos ant šitos pakuotės neradau. Ir iš tiesų turbūt tiesiog, kad mes perkame kaip Horeca sektorius, kaip restoranas, mes jau turime tą produktą, jį žinome ir tikrai tiekėjai, kurie mums įtiekia, turi jo etiketę lietuvių kalba. Tai va, bet iš esmės pabandysiu išversti, kas yra ant šio produkto. Bet prieš tai norėčiau paminėti keletą dalykų. Tai vienas yra būtent lietuvių kalba arba ta kalba, kurioje gyvename, tai yra nacionalinė to šalies kalba. Taip pat ant pakuotės turėtų būti sudėtinių dalių sąrašas, maistingumo deklaracija su tam tikrais standartais, kas yra gamintojas, to produkto galiojimo laikas turėtų būti ir dar keli kiti dalykai, bet šiandien mes apsiribosime ties sudėtinėmis dalimis ir maistingumo deklaracija. Tai iš tiesų medaus skonio gaminys. Kaip manote, iš ko galėtų būti tas vadinamas netikras medus? Na, manau, daug klausimų nekyla. Tai tiesiog yra cukrus kažkuria prasme. Šiuo atveju tai yra gliukozės ir fruktozės sirupas, medaus kvapioji medžiaga, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga, citrinų rūgštis iš esmės, medaus nerasta. Tai tiesiog yra cukrus ir tikrai neverta jo pirkti, geriau vartoti arba gryną cukrų, arba medų, jeigu turi tam tikrus receptus, bet kartais medaus skonio gaminys, tai yra gliukozės ir fruktozės sirupas, yra naudojamas tam tikram specifiniui dalykui ir jisai yra tikrai nebereikalo išštas, bet jeigu naudojate namuose, tai geriau naudokite arba medų, arba cukrų, priklausomai, ką jūs norite pasiekti. Pavyzdžiui, medus gali būti vartojamas šviežias, tikras, iš bitininkų, o cukrus jau konditerijai ar gaminiams. Taip pat šis produktas gali puikiai būti naudojamas ir nepakeičiamas konditerijoje. Kaip aš sužinojau, kad čia yra labai daug gliukozės ir fruktozės. Tai yra labai paprasta. Pirmoji sudėtinė dalis kiekviename produkte yra ta dalis, kurios yra daugiausiai. Ir tai eina toliau mažėjančia tvarka. Tai gliukozės, fruktozės sirupas jo yra daugiausiai, medaus kvapioji medžiaga, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga, citrinų rūgštis, tai jau jos yra nedaug. Na ir įdomu yra tai, kad šiuo atveju, pavyzdžiui, produkto cukraus kiekis 100 gramų yra 66,87 gramai, ne 100, nėra grynas cukrus, ar ne? Kokios yra maistinės vertės šito produkto, ar ne? Tai 100 gramų yra 323 kalorijos, riebalų yra 0, iš kurių yra sočiųjų riebalų rūgščių, tai yra tų negerųjų, sočiosios yra tos gyvulinės dažniausiai siejamos su užkimštom kraujagyslėm, širdies ir kraujagyslių ligom ir taip toliau. Tam tikrais atvejais, aišku, geriau yra naudoti sočiasias dėl to, kad kepimui jos kaip ir geriau tinkamos vis dėlto. Taip pat yra angliavandeniai ir iš jų cukrus. Tai šie yra visi parašymai būtini ir jie vis turi būti ant kiekvienos pakuotės ir etiketės. Šiuo atveju angliavandenių 80 gramų, 66,8 yra cukraus. O įdomu yra tai, kad cukrus čia gali būti pridėtinis arba natūralus. Šiuo atveju tai aišku yra tiesiog produktas padarytas iš gliukozės ir fruktozės sirupo. Bet kitais atvejais, pavyzdžiui, pieno produktai, kai kurie riebūs, turi tikrai 5-10 gramų cukrų 100 gramų. Tada yra parašytos taip pat skaidulinės medžiagos. Įdomu yra tai, kad skaidulinės medžiagos Lietuvoje ir ES nėra privalomas ženklinti produkto etiketėje. Tai čia sveikintina yra, kad tai jie padarė ir kad pažymėjo, kad yra 0, nesvarbu, vis tiek tai yra informavimas. Aš žinau, kad jie yra pažymėję ir pažymėję, kad jame nėra skaidulinių medžiagų. Tie dažniausiai tiekėjai ir gamintojai, kurie neturi skaidulinių medžiagų savo produktą, jų ir nežymi, nes tai tiesiog jiem yra nepalanku. Tačiau manau, kad neužilgo tikrai šis įstatymas turėtų būti kažkada priimtas, kad skaidulinės medžiagos produkto etiketėje
turėtų būti privalomos, nes tai yra labai svarbus maisto dalis, labai svarbi ir jų mums trūksta ir jų žmogus turėtų suvartoti tikrai pakankamai, kad būtų sveikas. Toliau einame, tai yra baltymai ir druska. Baltymai ir druska yra privalomi ženklinti, baltymų čia yra 0,1 gramas, druskos 0. Na tai iš tiesų tiesiog yra gaminys naudojamas tam tikroje specifikoje ir jisai kartais yra tikrai nepakeičiamas, tačiau jums namuose, jeigu neturite specifinio poreikio šiam produktui, jo turėti tikrai nėra būtina. Toliau, kelmučiai. Pas mus kelmučiai naudojami yra šventiniam arba banketiniam stalui ruošti salotoms. Su kelmučiais, na ir galiu paskaityti sudėtį. Tai būtų pirma sudėtinė dalis yra kelmučiai, vadinasi jos yra daugiausiai, tada yra vanduo, česnakai, svogūnai, juodieji pipirai, krapai, actas, druska, cukrus ir citrinos rūgštis. Taip pat antioksidantas askorbo rūgštis. Tai iš tiesų tikrai pakankamai geras produktas, labai sudėtinės dalis aiškios, ne, tiesiog prieskoniai, actas, didžioji dalis grybai ir tada šiek tiek yra, kad spalvą išlaikyti ir geresnis galiojimo laikas būtų, tai yra rūgštis. Dabar kas įdomu yra ant tokio tipo produktų, tai yra tai, kad privalomai jie turi ženklinti bruto ir neto kiekius. Šiuo atveju įdomu yra tai, kad yra paženklinti netgi 3 rodmenys, tai 580 ml, tai rodo tūrį, ar ne? Tada yra 530 gramų ir 320 gramų. Vadinasi, talpa yra 580 ml, 530 gramų yra viso produkto, o 320 gramų yra neto, tai yra grynojo kiekio, tai būtų kelmučių be skysčio. Greičiausiai įeitų ir česnakas, ir svogūnas, nes jie yra ant produkto matomi, įeitų į tą patį 320 gramų. Tai yra tikrai gerai dėl to, kad gamintojai yra privalomai reikalavimai iš gamintojų, kad jie ženklintų galutinį produkto svorį. Nes jeigu nupilsime vandenį, turėsime kitą svorį, ar ne? Na ir tada yra maistingumo deklaracija. Tai taip pat yra įmanomas kaip standartas 100 gramų ir tada yra parašoma, kiek yra kalorijų. Tai yra 17 kilokalorijų 100 gramų, tai yra labai mažai. Šiaip grybai pasižymi, kad tikrai turi mažai kalorijų. Bet šiaip grybai nėra lengvai virškinamas, tai yra sudėtingas, kompleksiškas, ilgai virškinamas produktas, bet tai nebūtinai yra blogai, nes lėtas ir tolygus virškinimas yra siekiamybė. Riebalai, tai būtų mažiau negu 0,5 gramo 100 gramų, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių, tų nelabai gerų. Tai būtų mažiau negu 0,1 gramo, praktiškai neegzistuoja. Angliavandeniai, tai yra 2 gramai, o iš jų cukrai yra 0,5 gramai, mažiau negu 0,5, na, baltymai yra 1,9 ir druska yra mažiau negu 1,4 gramai 100 gramų, o skaidulos taip pat yra nepažymėtos. Nors manau, kad šiek tiek skaidulų grybose turėtų būti. Tai tikrai neblogas produktas paįvairinti jūsų mitybą, kartais ir šaltuoju sezonu, ir dėl skonio, ir dėl tiesiog įvairovės. Jeigu bandysite pirkti, atkreipkite dėmesį į jų sudėtinės dalis ir gramus. Ir išsirinkite savo tinkamiausią produktą. Na ir turime dar vieną produktą, tai yra krevečių krekeriai. Pažiūrėkime, ar čia rasime krevečių. Tapijokos krakmolas, vanduo, krevetės 5% arba kietakiaučiai, tai tiesiog yra pažymėta, kad kitas kiautinis gali būti, cukrus, druska ir skonio stipriklis E621, mononatrio gliutomatas. Tai iš tiesų yra pagrindė, jeigu matote, jeigu girdite, trečia pagrindinė dalis yra krevetės, tai yra 5% tik tais. Greičiausiai iš krevečių keltų miltų arba iš kažkokios kitos sudėtinės dalies, bet pagrindė yra krakmolas ir vanduo. Tai paprastas produktas, kaip nusižengimas savo sveikai mitybai, čipsiukas, dažnai būna patiekiama Azijos restoranuose ir aišku, E621 yra vienas iš tokių svarbesnių ir pagrindinių, tai suteikia skonį bet kam. Na ir aišku, parodyta kaip gaminti, parodyta iš kur atsirado, iš Kinijos. Tai matau, kad maistingumo deklaracija yra gana aiškiai suženklinta lentele, kas yra tikrai patogu skaityti. 100 gramų yra 352 kilokalorijas, iš jų yra 0,1 gramas riebalų ir mažiau negu 0,1 gramas sočiųjų riebalų, bet nepamirškite, kad jūs juos kepsite aliejuje
ir tai turės labai daug riebalų, nes sugers ir išsipūs. Taip pat yra, o visa kita yra 86 gramai angliavandenių, iš jų tik 4,7 gramai cukraus, baltymų yra 0,6 gramai ir druskos yra 1,5 gramai. Tai dažnai mes nesiūlome šito produkto papildomai, bet kalbant apie riebalus, kuriame bus kepta, tai tikrai nebus sveikas produktas, o sudėtinės dalys taip pat byloja apie tai, kad yra praktiškai tik krakmolas ir vanduo. Na ir aišku, alergiškiems žmonėms reikėtų pasižiūrėti, ar nekils problemų, jeigu tai yra žmonės, kurie nebūtinai yra krevetėms alergiški, bet žuviai ir kitiems produktams labai dažnai tos alergijos eina kartu. Tai tiesiog atkreipti į tai dėmesį. Arba jeigu duodate savo svečiams, paklausti, ar jie neturi alergijų.